Labas, esu jogos mokytoja Šarūnė ir šiandien noriu pasidalinti praktiką, kuri yra skirta širdies atvėrimui. Galbūt noriu susakyti, kad tai yra tiesiog labiau viršutinės dalies, kūno dalies pratempimui, pečių juostos atvėrimui, nugaros stiprinimui, tačiau iš kitos pusės tai man yra apie tokią drąsą stovėti, atsivėrus, tokia drąsesnė mylėti save bei mylėti kitus. Viskas, ką rekomenduoju galbūt turėti, tai yra blokeliai jogos, kuriuos visada pati turiu ir šiuo metu esu jau pasidėjusi po sėdmenimis. Tai gali būti tiesiog stipresnės pagalvės ar didesnės knygos. Taip pat pledukas praktikos gale užsikloti yra visada malonus. Bei šiuo atveju ir šioje praktikoje rekomenduoju susikurti savo saugią aplinką. Saugią, kurioje niekas galbūt neateis, kurioje niekas netrukdys. Jeigu norite, galite įsijungti ramios muzikos. Sakyčiau, tokia jautri, tiek kiek jūs galite įeiti į save ir pajausti savo kūną. Tai pradėsime ir siūlau įsitaisyti taip, kaip aš esu, po sėdmenimis, pasidedant jogos blokelius, kurie tiesiog ištiesintų mūsų stuburą. Jeigu nieko neturite, galite tiesiog atsisėsti kryžiuotų kojų padėtyje. Tai irgi kaip jums patogu, kaip jums jaučiasi šiandien ir palengva galime jau užmerkti akis. Ir su kiekvienu įkvėpimu ir iškvėpimu sutelkti dėmesį į vidinius kūno pojūčius. Stenkite su kiekvienu įkvėpimu vis prailginti kvėpavimą, įkvepiant į pilvą. Gilus kvėpavimas eina per diafragmą iki pat pečių. Ir su iškvėpimu viskas nuslūgsta, pilvas subliūkšta. Įkvepiame į pilvą, gilus įkvėpimas. Ir gilus iškvėpimas. Dar kartelį įkvėpiame. Ir iškvėpiame. Pradėsime judinti savo kūną. Jeigu norisi, galite likti užsimerkę. Jeigu ne, galite toliau, galite stebėti video. Su sekančiu įkvėpimu keliame rankas į viršų, žvilgsnis per pirštus ir dedame kairę ranką ant kelio dešiniojo, o dešinė ranka keliauja už mūsų, lengvas nugaros susukimas, žvilgsnis per dešinį į petį. Palengva grįžtame į priekį, vėl rankas keliame į viršų, žvilgsnis į viršų ir keičiame puses, kai dešinė ranka ant kairio kelio ir žvilgsnis per kairįjį petį. Stenkitės, jeigu norisi, rankų pagalba šiek tiek stipriau susukti save, nėra būtina, dar tik pradžia. Leiskite kūnui apšilti. Ir palengva grįžtame į priekį. Su sekančiu įkvėpimu atkeliame save, riečiame kojų pirštus, keliame rankas į viršų ir palengva dedame juos už. Atsiprašau, perėsiu, kad būtų lengviau parodyti. Dedame ant apatinės kūno nugaros dalies. Ir palengva tiesiog keliame krūtinį į viršų, tiek kiek jums patogu, tiek kiek einasi, ne per stipriai. Ir grįžtame, sėdime ant kulnų. Dar čia pakartosime 2 kartus. Įkvėpimas rankos į viršų ir su iškvėpimu dedame
ant apatinės nugaros dalies ir palengva šiek tiek sėdmenys tvirti, krūtinė į viršų. Grįžtame, sėdimės ant kulnų. Paskutinį kartelį įkvepiame, rankos vėl į viršų prasitempiame ir dedame rankas ant sėdmenų šiek tiek virš jų, atveriame krūtinę. Sekančiu įkvėpimu pereiname ant 4, kai delnai yra po pečiais ir keliai po klubais. Galite koją pirštus laikyti užriestus, galite išguldyti visą pėdą su įkvėpimu. Karvė. Žvilgsnis lengvas į viršų, riečiamas stuburas. Ir su iškvėpimu gaubiamės į piktą katę, dubuo keliauja po savimi, smakras lengvai prie krūtinės. Sekantis įkvėpimas, kartojame, žvilgsnis į viršų, riečiasi stuburas, kiek jums patogu. Ir su iškvėpimu gaubiamės, dubuo keliauja po savimi, stengiamės riesti nugarą. Įkvėpimas, pereiname į neutralią poziciją, dešinė koja keliauja atgal, kairė keliauja ranka į priekį, priešinga, čia lengvas balansas, klubus stenkitės laikyti lygiai, grečiai kilimėlių, kad neatsivertų klubai. Dar čia 3, 2, 1. Dar kartelį įkvėpiame, pakeliame kairę koją, dešinę koją, kairę ranką ir su iškvėpimu guldame, keičiame pusės. Kairė koja dabar keliauja pirštai į žemę atgal, dešinė ranka keliauja į priekį. Čia giliai kvėpuojame, pilvas tvirtas, stuburas tiesus. 3, 2 ir 1. Įkvėpimas, pakeliame dar viską į viršų ir ranka bei kelis keliauja ant kilimėlio, vedame sėdmenis atgal, pereiname į kūdikį, kai rankas galite laikyti priešai save, aktyviai galite išguldyti ramiai ant kilimėlio, kaip jums patogiau, čia keli kvėpavimai. Su sekančiu įkvėpimu pakeliame save, pereiname į lentą, kojos tiesiasi atgal, dubuo lengvai po savimi, pilvas įtemptas, giliai kvėpuojame. 5, 4, dar šiek tiek galite lengvai, atrodo, stumti save nuo kulnų. 3, stenkitės pilną delną išguldyti. 2, pilvas dirba. 1. Įkvėpiame kartelę ir su iškvėpimu guldome kelius, krūtinę ir smakrą ant kilimėlio. Išguldome save, atsiveriame kobrai, mentis lengvai suvedame viena su kita. Žvilgsnis į kilimėlio pradžią, nebūtina visiškai užversti savo galvos, giliai kvėpuojame. Įkvėpiame kartu ir su iškvėpimu atkeliame save, dubuo į viršų, pirmasis žemyn žiūrinti šuo. Galite lengvai lenkti kojas tam, kad tiestusi stuburas palengva. Galite pamindžioti, kaip jums patogiau. Judėkite, pratempkite išorinę kojų dalį. Nepamirškite kvėpuoti giliai. Jeigu einasi, derinkite savo kvėpavimą su judesiu. O jeigu ne, svarbu išlaikyti
bendrą kvėpavimą per nosį, per gerklę, per burną, jis labiau paviršutinis, tiesiog greičiau pritrūksite oro. Kai jausitės patogiai, raskite čia savo patogią, stabilią poziciją, keli gilūs kvėpavimai. Šiek tiek stumime save nuo kilimėlio rankų pagalba. Kartelį įkvėpėme, dar pratempė nugarą ir su iškvėpimu žvilgsnis į priekį, žingsnelis po žingsnelio, kojas pėdas vedame prie rankų. Sekantis įkvėpimas, pratempėme savo nugarą, rankas galime laikyti ant blauzdų ar šiek tiek virš kelių, stuburas tiesus ir su iškvėpimu palengva krūtinę guldome ant lengvai sulenktų kojų. Pakartojame, prailginame stuburą, įkvėpiam ir su iškvėpimu palengva guldame save. Dar paskutinį kartelį įkvėpiame, prailginame stuburą, su iškvėpimu guldame krūtinę ant šlaunų. Čia įkvėpiame. Ir su iškvėpimu slankstelis po slankstelio atkeliame save, paskutinė atkeliauja galva, neskubant. Pečiai atsiveria, kalno pozicija, galva tiesi, visas kūnas tiesus. Jauskite lengvą, natūralų stuburo išlenkimą. Nebūtina pilnai dubenio suimti po savimi. Leiskite kūnui būti natūralioje pozicijoje. Jauskite, kaip įsižeminate pėdomis pilnai kilimėlį. Pajauskite kiekvieną briauną, kiekvieną išguldytą pirštą pilnai ant kulną taip pat. Jeigu norisi, galite šiek tiek save išlaikant balansą pajudėti per pėdą, pažiūrėti, kur jaučiate save, kur ne. Žinokite, tai jūsų įsižeminimas, tai yra jūsų. Sekantis įkvėpimas, darysime saulės pasveikinimą su lengvom modifikacijom, rankos į viršų. Su iškvėpimu stovime, tačiau rankas lenkiame per alkūnes, atsiveria širdis. Įkvėpiame, rankos į viršų. Su iškvėpimu lengvai lenkiamės prie sulenktų kojų. Įkvėpimas, prailginame savo nugarą. Su iškvėpimu kairė koja didelis žingsnis atgal, guldome kelį. Įkvėpimu rankos į viršų, atkeliame save. Ir vėl lenkiame per alkūnes, išlaikydami stuburo pagalbą, save šiek tiek lengvai atlošiame. Su įkvėpimu rankos į viršų, su iškvėpimu dedame jas ant kilimėlio, dešinė koja keliauja atgal lenta. Čia įkvėpiame, su iškvėpimu keliai, krūtinė ir smakras keliauja ant kilimėlio. Įkvėpiame kobrą. Su iškvėpimu dubuo į viršų, žemyn, žiūrinti šuo. Įkvėpiame, prailginame save. Su iškvėpimu vedame dešiniojo koją. Kairysis kelis vėl gulasi ant kilimėlio, atkeliame save, rankos į viršų. Su iškvėpimu lenkiame alkūnes. Įkvėpiame, rankos į viršų. Su iškvėpimu dedame ant kilimėlio, pristatome kairę koją prie dešinės. Prailginame savo stuburą, lenkiamės prie kojų. Su įkvėpimu keliaujame į viršų, rankos į viršų, žvilgsnis per pirštus. Grįžtame į maldą prie širdies. Įkvėpiame, kartojame, žvilgsnis į viršų. Lenkiame alkūnes, atsiveria petys, pečių juosta.
Įkvepiame vėl rankos į viršų ir su iškvėpimu lenkiamės, guldame save lengvai ant šlaunų. Įkvėpimas, prailginame save, tiesios kojos, tiesus stuburas ir pereiname dabar dešinysis. Dešinė koja keliauja atgal, didelis žingsnis, kelių guldame ant kilimėlio, rankos į viršų, atkeliame save. Lenkiame per alkūnes rankas, atsiveria krūtinė. Įkvėpimas, rankos į viršų, guldame ant kilimėlio, kairę koją pristatome prie dešinės lenta. Čia įkvėpiame ir su iškvėpimu keliai, krūtinė ir smakras keliauja ant žemės. Atsikvėpiame, įkvėpiame kobra, su iškvėpimu keliame save žemyn žiūrinti šuo. Įkvėpiame, prailginame stuburą, su iškvėpimu kairė koja keliauja į priekį, dešinysis kelis ant kilimėlio dedame, rankos į viršų. Lenkiame rankas per alkūnes, atsiveriame. Rankos į viršų, dedame dabar ant kilimėlio ir dešinę koją pristatome prie kairės. Įkvėpiame, prailginame stuburą. Su iškvėpimu lengvai lenkiame kelius, guldame save. Įkvėpimas, rankos į viršų, žvilgsnis per pirštus. Grįžtame rankas vedami į maldą, vedame prie širdies. Čia dar giliai kvėpuojam, atgauname kvėpavimą, aš irgi. Dabar didelis kairės kojos žingsnis atgal, pirštai maždaug 45 laipsnių kampu, lenkiame dešinį kelį, dubuo lengvai po savimi, kiek jums patogu, pirmasis karys, rankos į viršų. Žvilgsnis tiesiai, kvėpuojame. Čia 3, 2, 1. Giliai įkvepiame. Ir tiesdami dešinį kelią lenkiame rankas per alkūnes. Su įkvėpimu šiek tiek dinaminiai keli judesiai, vėl lenkiame dešinį kelį, rankos į viršų. Su iškvėpimu tiesiame kelį, lenkiame rankas. Dar kartelį įkvėpiame dešinysis kelis lengvai sulenktas, rankos į viršų. Su iškvėpimu atkeliame rankas lenkiame. Įkvėpiame paskutinį kartelį. Pirmasis karys, rankos į viršų. Ir rankos į šonus, atsiveria krūtinė, antrasis karys, kai mūsų kairė pėda dabar yra lygiai grečiai. Kilimėlio kraštoj atsiveria vidinė šlaunų dalis, ranka, žvilgsnis per dešiniosios rankos pirštus, gilūs kvėpavimai. Čia atsiveriam dešinė dabar ranka, delnas žiūri į viršų, kairę dedame ant šlaunies. Vadinamas taikusis karys, kai dešinė ranka keliauja virš galvos. Įkvėpiame ir su iškvėpimu grįžtame į antrąjį karį. Dabar šiek tiek savo viršutinę dalį vedame link priekio. Guldame dešiniosios rankos alkūnę prie dešiniojo kelio. Kairė ranka žiūri į viršų, pirštai aktyvus. Žvilgsnį galite vesti į rankas. Galite žiūrėti į koją, kaip jums patogiau ir patogiau. Sekantis įkvėpimas, atkeliame save rankų pagalba, tiesiname dešinį kelį, dabar dešinė koja pėda irgi lygiai grečiai kitam kraštui, žiūrime tiesiai, čia įkvėpiame ir su iškvėpimu lenkiamės prie abiejų ištiestų kojų. Rankas galite laikyti už blauzdų, kaip jums patogiau,
arba ant kilimėlio. Galva lengvai leidžiasi žemyn. Kai norisi, naudokite blokelius, jeigu turite. Jeigu jaučiatės, kad tempimas yra per sunkus, per didelis. Čia kartelį įkvepiame. Ir su iškvėpimu palengva keliaujame į viršų, keisime dabar puses, kairė pėda žiūri į priekį, dešinė 45 laipsnių kampu, pirmasis karys ant kairės pusės rankos į viršų, gilus 3 kvėpavimai, dubuo lengvai po savimi 3, jaučiatės kaip tempiasi pilvo sritis, krūtinė 2. Stenkitės pečių šiek tiek nuleisti. 1. Su įkvėpimu tiesiname dabar kairįjį kelį. Atsiveria krūtinė, lenkiame rankas. Su iškvėpimu grįžtame į pradinę poziciją. Įkvėpiame, atsiveria krūtinė, kairysis kelis tiesus. Lenkiame jį, rankos į viršų, paskutinį kartelį. Tiesiname kelį, atsiveria krūtinė, jeigu patogu šiek tiek galima atsilošti. Ir grįžtame į pirmąjį karį, rankos į viršų. Čia įkvepiame. Ir su iškvėpimu atsiveria krūtinė į šoną. Dabar dešinė pėda žiūri lygiai grečiai kilimėlio kraštui. Kairysis kelis yra sulenktas. Ir žvilgsnis per kairės rankos pirštus, gilus 3 kvėpavimai. Jauskite, kaip lengvai susiveda mentis 3. Stenkitės atpalaiduoti veido raumenis 2. Ir giliai kvėpuoti 1. Giliai įkvepiame, atsiveria kairysis delnas, dabar žiūri į viršų. Dešinę ranką dedame ant šlaunies ir vedame kairę virš galvos, taikusis karys. Įkvepiame, su iškvėpimu grįžtame į antrąjį karį, šiek tiek vedame pilvą link priekio, viršutinę dalį ir kairė alkūnė, kairė keliauja ant šlaunies, dešinė ranka į viršų. Kvėpuojame giliai. Stenkitės kvėpuoti per nosį. Kartelį įkvepiame ir su iškvėpimu atkeliame save, rankų pilvo pagalba, tiesiame kairįjį kelį. Kairė pėda dabar lygiai grečiai kilimėliui, rankas dedame. Vėl ant apatinės nugaros dalies, įkvėpdami šiek tiek atsilenkėme į viršų, atsiveria krūtinė. Ir su iškvėpimu lenkiamės prie ištiestų kojų. Pajauskite, ar yra dabar skirtumas, nei buvote prieš tai, galbūt jaučiatės lengviau. Galite pagilinti šią asaną. Nėra žinoma jokios būtinybės, niekur neturėtų skaudėti. Jauskite malonų tempimą. Čia kartelį įkvepiame ir su iškvėpimu rankas vedame į kilimėlio pradžią, sukame pėdą dešinėje ir pristatome ją prie kairės kojos, pereiname lengvai į lentą. 5 vėl gilus kvėpavimai. 5, 2, 3, 4 ir ne nuo to galo skaičiuoju 5. Giliai įkvepiame. Ir su iškvėpimu keliai, krūtinė ir smakras keliauja ant kilimėlio, išguldame kojos, atsiveriame kobrai.
Visos kojos yra irgi aktyvios. Mentis lengvai suvestas, čia keli kvėpavimai. Galite rankų pagalba šiek tiek dar pakelti save, jeigu patogu, apatinė ir visa nugara yra aktyvi. Įkvepiame ir su iškvėpimu keliame save žemyn, žiūrinti šuo. 3. Dar 2 kvėpavimai. Ir dar 1 gilus. Įkvepiame, dar prailginame savo nugarą ir dabar žvilgsnis į priekį. Guldame savo kelius, kryžiuojame kojas ir sėdamės ant sėdmenų, kojas pratempdami į priekį. Galime šiek tiek lengvai išsitraukti savo sėdmenis. Su įkvėpimu rankos į viršų ir tiesiog vesime rankas prie kojų. Guldykite krūtinę tiek, kiek jums patogu. Galite rankas laikyti lengvai ant blauzdų, šalia kilimėlio. Svarbu, kad tempimas prasidėtų nuo apatinės nugaros dalies ir nebūtų susikūprinimas tiesiog ir jog nebūtų tikslas pasiekti savo kojų pirštus. Labai svarbu yra pratempti mūsų visą stuburą. Taip pat čia tempiasi ir užpakalinė visa kojų dalis. Su sekančiu iškvėpimu palengva atkeliame save. Ir dabar delnus dedame, pirštai žiūri į kilimėlio pradžią, kojos aktyvios, pirštai tempiami, atkeliame dabar savo dubenį, laikomės ant rankų ir ant kulnų, keliame save pilnai į priekį, lyg tai būtų tiltelis, tiesiog ištiestom kojom atsiveria krūtinė. Čia gilus 3 kvėpavimai, nėra lengva. Esu su jumis. 2. Dar šiek tiek sėdmenys į priekį. 1. Kartu įkvepiame. Ir su iškvėpimu palengva leidžiame save. Dabar lenkiame savo kojas. Pėdos keliauja ant kilimėlio. Ir ten, kur jūsų buvo rankos, tiesiog norisi, kad atsivertų jūsų krūtinę, lyg taip stumtumėte ją į priekį, dar mėginant suimti mentis. Ir lengvai leiskite, tiek kiek jums patogu ir tiek kiek eina, lenkti savo rankas ir čia išbūti, nes kažkurioje vietoje jums nepavyks toliau judėti, nes tai yra galutinė jūsų judesio šiuo metu amplitudė, tačiau mentis suvestos. Pilnai krūtinė atsiveria, rankos taip pat lyg mėgintumėte alkūnės viena su kita suvesti. Čia giliai kvėpuojame. Dar 2 įkvėpimai. 1. Kartu įkvepiame palengva, grįžtame į priekį, jau gulsimės ant kilimėlio, einame visai į pabaigą, galite pereiti į vidurį tam, kad galėtumėte pilnai išsiguldyti. Dabar jau darysime tikrai, galbūt, sakykime, tiltelį. Pėdos išguldytos pilnai, jauskite savo pirštais, jo galite pasiekti kulnis, jie žiūri tiesiai, kartu įkvepiame, visas kūnas išguldytas, su iškvepimu atkeliame savo
sėdmenis į viršų. Jauskite, kaip pečių juosta lengvai gulasi ant kilimėlio, lengvai smakras yra šalia krūtinės, tačiau duokite erdvės pilnai kvėpuoti. Galite net delnais atsispirti, šiek tiek duoti tokios jėgos, dar pakilti į viršų. Ir kam jaučiasi, netgi galima suvesti pirštus po savimi, mentis suvesti kartu. Pečius. Ir dar giliau keliame save, čia dar 3. Sėdmenys tvirti 2. Lengvas kvėpavimas 1. Įkvepiame. Ir jeigu buvote suėmę rankas, paleidžiame jas palengva su iškvėpimu. Guldame stuburą ant kilimėlio, lenkiame kojas, pritraukiame prie krūtinės lengvai, galite pasisukioti į šonus, pamasažuojant lengvai savo stuburą. Ir dabar lenktas kojas vėl dedame ant kilimėlio ir jos lengvai krenta į kairę pusę, o rankas lyg kaktuso pozicijoje, alkūnės lenktos, guldame ant kilimėlio. Yra svarbu, kad abu pečiai būtų išguldyti, nugaros susukimas. Ir jeigu jums patogu, galite kreipti galvą į dešinėje pusę. Taip pat galite tiesiog žiūrėti į viršų. Giliai kvėpuojame. Pajauskite, kaip su kiekvienu iškvėpimu dar paleidžiate visą energiją nereikalingą. Dar labiau atsipalaiduojat. Sekantis įkvėpimas, atkeliame palengva kojas, pradinę poziciją, galva į viršų, žvilgsnis į viršų ir keičiame puses. Kojas palengva krenta, priešinga pusė, abidvi rankos yra vis dar sulenktos. Jeigu jaučiatės, kad čia mažai įtempimo yra, galite tiesiog su dešinė ranka šiek tiek suimti, laikant už šlaunies ar prie kelio, pasukti, lyg norėtumėte labiau pasukti ir susukti savo stuburą, taip kaip pradžioje, rankų pagalba intensyvinant stuburo susukimą. Sekantis įkvėpimas, atkeliame palengva savo kojas, kai norėsis. Ir vėl vedame jas prie krūtinės į paskutinį kamuoliuką, tvirtą poziciją. Galite net kaktą suvesti, su keliais stipriai suimame save, viską įtempiam. Ir su iškvėpimu pereiname į šavasaną lengvai, kojas tiesiame. Pėdos krenta į šalis, rankos šalia kūno, šiek tiek toliau nuo savęs. Delnai irgi į viršų žiūri, jeigu jums patogu. Jeigu norisi, galite apsikloti. Akys užmerktos, o jūsų kvėpavimas rimsta.
Jeigu norisi, toliau galite būti čia. Aš palengva praktiką uždarysiu. Tai pagiliname kvėpavimą, grąžiname judesį į kojų pirštus, rankų. Pravedame rankas virš galvos ir palengva prasitempiam. Prasitempia visas kūnas iki pat pirštų galiukų. Ir kai norėsit, lenkiame kojas, gulamės ant dešiniojo šono. Ir kairės rankos pagalba palengva atkeliame save. Ir grįžtame užmerktomis akimis į kryžiuotų kojų padėtį. Rankas suvedame į maldą, vedame prie galvos, už švarias mintis, prie lūpų, už švarę kalbą ir prie širdies už tyras intencijas. Praktika baigta. Namaste. Ačiū labai, kad buvai šioje praktikoje. Tikiuosi, radai drąsos savo būti, mylėti save, atsiverti kiek įmanoma šiandien. Jeigu turi kažkokių klausimų, gali drąsiai visada rašyti ar komentuoti. Ir linkiu gražios likusios dienos. Iki.